Labas vakaras visiems. Labą dieną, labą naktis, nežinau. Nesvarbu. Antra dalis. Pirmas smūgis ir galbūt kelionė iš Lvovo į Kijevą. Nepasakysiu tiksliai, kokia čia buvo mėnesio diena, buvo kovo pradžia. Turėjau dviejų dienų užsiėmimus su snaiperių būriu. Užsiėmimai buvo labai intensyvus, 18 valandų į dieną. Tada atrodė, kad tai labai daug. Po to buvo daugiau. Mes susirinkome gerokai už Lvovo, Kalvose. Vyrai atėjo su visa savo įranga. Pagrindė tai buvo snaiperiai, sportininkai, tikslūs šauliai, kurie sugeba sudaryti geras grupės. Atsivežė visą savo įrangą kiekvienas. Didžiuliai maišai. Išreikiavau juos ir pasakau, paimkite tai, ką jūs skaitot reikalinga įvykdyti užduotį. Jie pasiėmė beveik viską. Ir aš sakiau jiem per 40 minučių atsirasti Kalvos viršuje. Kad būtų suprastų, atstumas tam buvo didelis ir gana statu. Iki Kalvos jie daėjo, pakeliui išmėtė pusę nereikalingo. Kai atėjome, aš pasakiau, tai, ką jūs atsinešėt, vadinasi, tai reikalinga. Dar pravedėm inspekciją daiktų, kuriuos jie atsitempė. Sudėliojom, ko nereikia. Viską, ką nereikia, priverčiau nuvežti atgal, nunešti. Bėgom ir grįžti atgal į susirinkimo vietą. Tada buvo intensyvūs 2 dienų kursai. Kažką išmokiau, kažką parodžiau. Bet šį kartą noriu pasakoti ne apie tai. Kai baigėsi užsiėmimai, vyrai mane pakvietė į restoraną, Lvove veikia restoranai. Vienas tiesa. Restorano šeimininkas pasiūlė man nueiti į dušą, aš apsidžiaugiau, tai buvo pirmą kartą per savaitę, kai aš nusiprausiau karštų vandenį pilnai. Mes papietavom skaniai maistą, kurį gamina restorane. Ir išėjom parūkyti į gatvę išgerti kavos. Netoli to restorano buvo stotys, o stotyje buvo naftos bazė. Nedidelė, paprasta naftos bazė. 4 ar 5 didelės talpos. Mes stovėjom, geriam kavą. Aš stovėjau nugarai tą bazę, veidu atsisukęs restorano durys, vyrai stovėjo prieš mane. Tuo metu išgirdom kažkokį ūžesį, aš tiesą nieko nemačiau. Tik girdėjau, dar girdėjau tada. Staiga sprogimas, sprogimo banga. Jinai man net kelius sulenkė. Pas mane vienoje rankoje cigaretė, kitoje rankoje kavos puodelis. Pirmą kartą geriu 2 espreso per savaitę. Antras sprogimas. Vėl keliai pasilenkė. Atsisuku, žiūriu, dega naftobazė. Atstumas nuo restorano iki tų bačkų buvo mažiau negu kilometras. Nusisukau, toliau geriu kavą, rūkau. Smarkiai užsirūkau, užsitraukiu dūmą. Vyrai juokėsi į mane žiūrėdami, sako, mes žinojom, girdėjom apie tave, kad tu kietas, bet niekada negalėjom pagalvoti, kad tu net nesureaguosi į tokį sprogimą. Tavo nei vienas veido nervas nesujudėjo, kad jie žinotų, kaip aš peršikau. Aš tiesiog bijojau užpilti kavą, išmesti cigaretę. Aš nežinojau, ar aš pridėjau kelnes. Man buvo taip baisu, jūs net neįsivaizduojate. Ir neparodžiau šiem, kad man baisu, ne todėl, kad nebuvo baisu, o to, kad bijojau užpilti kavą ir pamesti cigaretę. Tada su cigaretėm buvo sunku.
Taip aš supratau, kad aš esu ne kažkokiuose mokymuose, o esu tikram kare. Po poros valandų buvo smūgis į Lvovo tankų gamyklą ir mes su amerikonų gelbėtojais, paramedikais ir medikais važiavom į tankų gamyklą tempti sužeistųjų. Pačioj gamykloje nebuvau, nemeluosiu. Manęs ten neleido, amerikonai nubėgo. Jauteisi, kad padarei nors kažką gero. Ta vakar aš supratau, kad Lvove lyg nebereikia. Ir man vis skambindavo iš Kijevo ir sakydavo, kada tu atvažiuosi, čia pilna tau darbo. Aš susirinkau daiktus. Mažas ir Jurkas jau buvo išvažiavę į Lietuvą. Ir anksti ryte, sekančią dieną, aš davažiavau iki bazės, kur buvo lietuvių instruktoriai. Sigi tau linkėjimai. Na ir visiems kitiems. Atsisveikinau su jais ir aš važiavau į Kijevą. Jeigu jūs galvojate, kad 560 km nuo Kijevo, nuo Lvovo iki Kijevo yra nedidelis atstumas, tai jo, jis yra tikrai nedidelis atstumas. Su gera mašina 5 valandas tu praleki. Bet buvo du bet. Pirmas. Mano mašina važiavo geriausiu atveju 110 km per valandą. Ir pagrindinis mano prietaisas buvo ne greičio matuoklis, ne apsukų kiekis, o kūro indikatorius. Nes kiek jinai ryjo, aš neįsivaizduoju. Apie 40 litrų. Mano tikslas buvo, kad nors davažiuoti su esamu kūro kiekį, kurį aš turėjau bake, ir pridėtą pilną bagažinę pripildytų bakų. Išvažiavus iš Lvovo aš supratau, kad GPS veikia nekorektiškai, o nei vieno kelio ženklo nėra. Ir tu nežinodamas teritorijos, dabar aš užmerktom akim davažiuosiu. Bet tada buvo pirmas kartas, ir tu važiuoji, kelio ženklų nėra. Stovi blokpostai. Ir tu važiuoji. Pirma dienos dalis praėjo be jokių nuotykių. Blokpostuose pasakai pasvardą, pravažiuoji. Aš turėjau Lvovo apskrities pasvardus. Lvovo apskritis baigėsi, pasvardų nežinau, važiuoju toliau. Susiskambinau su Kijevu, Chebra atsiuntė dar pasvardus tolesnius. Bet vienas kelias užblokuotas, kitas kelias kažkodėl nedastatytas ar susprogdintas, nelabai aš tada gilinausi. Ir mano GPS galų gale įsijungė ir veda mane kažkokiu keliuku. Čia buvo linksmiausia istorija šitame kelyje, todėl galbūt ją ir papasakosiu. Nuvažiavau kažkokius šunkelius, suprantu, kad neįsivaizduoju, kur esu, bet GPS naudotis labai smarkiai jisai klaidina, o kelio ženklų, kaip jau minėjau, nebuvo. Visi nuimti. Važiuoju, matau kažkokį kaimą. Prie kaimo blokpostas. Kad suprato, kaimas tai viena gatvė. Po porą namų iš kiekvienos pusės blokpostas. Važiuoju, stabdo. Klausia pasvardo. Atsidarau, sakau. Jie man sako, ne toks. Kelia šautuvą. 2 vamzdį medžioklinį. Vyrai tokie gana rūstus. Kokie 5-4 žmonės. Žiūri į mane. Piktom akim. Matau, kad nušaus. Tikrai nušaus. Nes ukrainietiškai aš tada nemokėjau pasakyti dar nei vieno žodžio. Sako, neteisingas tavo pasvardas, netoks. Tikrinosi, matau, kad turi būti toks. Ir sako, ne. Tai ką žiūriu, bėga vietinis policininkas kažkoks. Jaunesnis leitenantas, jaunutis, bachurėlis, nežinau, gal 20 metų. Tik baigęs kažkokią tai policijos mokyklėlę. Atbėga prie mašinos, nustumė tos ir sako, vyras, jeigu tu mane iš čia išveši, aš tau padėsiu iš čia išvažiuoti. Aš sakau, žinoma, sėskis į mašiną, važiuojam. Pasirodo, jis jau tenai savaitę sėdi, negali iš to kaimo išvažiuoti, niekas į tą kaimą nevažiuoja.
Jis važiavo į kažkokį tai iškvietimą, kažkokių tai dokumentų tvarkyti. Ir niekaip negali išvažiuoti. Ryšio tenai kaime nėra. Nieko nėra. O tie vyrai pasirodo susigalvoja sovietinę TRO, pasidarė du blokpostus, vienas ant įvažiavimo, kitas ant išvažiavimo iš kaimo. Paskui pasirodė, kad čia aš pirmą mašiną per pusantros savaitės, kurį pravažiavom. Jie sąžiningai būdi, patys savo susigalvojo pasvardus, kurios keitė kas 12 valandų. Nežinau kam ir kodėl. Jeigu ne tas policininkas, neatsimenu šio vardo, net veido gal net prisiminčiau, net jeigu sutikčiau. Džiaugiasi, kad mes iš ten išvažiavome, o aš džiaugiausi, kad mane iš ten išvežė. Kas ką išvežė, iš tikrųjų neaišku. Davažiavom iki didesnio miestelio, jis išbėgo, sako, einam, pavalgysim, kavos duosim. Sakau, ne, kavos aš turiu, valgyti nenoriu, man reikia į Kijevą, prasidės komendanto valandos, aš nespėsiu, bus ragai. Sakau, jeigu soliaros turi, kokį 10 litrų daug. Sako, soliaros nėra, yra talonas. Už 10 km už miesto yra benzo kolonėlė, mes gaunam talonų. Matau 10 talonų, sako, tu į Kijevą, sakau, į Kijevą. Tai ten rusai dar prie Kijevo, sakau, žinau. Bet manęs ten laukia reikia. Išėjo policijos vadas, atnešė dar taloną, dar ant 300. Ant 20 litrų. Turėjau taloną ant 30 litrų, davažiavau į kolonėlę, susipyliau, apsidžiaugiau. Viena laimė, kad jie man davė, nes nebūčiau dotraukęs. Važiuoju toliau, GPS-as tai veikia, tai neveikia. Matau, kad iki Kijevo nebedavažiuosiu, nes pradės temti. Komendanto valanda griežtai, šaudo į visus, kas nežino pasvardo. Laikas buvo sunkus ir pavojingas, žmonės visi ant nervų. Važiuodamas tais keliais, mačiau ne vieną 10 sušaudytų mašinų. Net nenoriu įsivaizduoti, kas ten vyko. Kodėl jas šaudė? Abejoju, kad tai buvo teroristai, greičiausia, kad kažkas kažkur skubėjo, kažko nežinojo, kažkas neklausė policijos ir kariuomenės nurodymų, bandė kelti pirštus į viršų ir viskas baigėsi kaip baigėsi. Supratau, kad galiu davažiuoti tik tai iki Beląją cerkvę, visai neblogas miestelis. Kažkam paskambinau, kažkas surado iš karto draugų pažįstam. Galbūt jūs žinot, gal ne, aš šaudžiau ir teisėjauju, yra toks sportas APC. Visam pasaulyje yra tų šaulių ir jie vienas kitą nemeta. Paskambinau chebrai, sakau, gelbėkit. Staigiai surado telefono numerį, atsiuntė man. Paskambinau į kažkokią tai dantų kliniką, nukreipė. Galvoju, ką aš ten darysiu, pamiegosiu, bus nors stogas. Atvažiavau. Davė šeimininkų kambarį, puikiai lova, puikus karštas dušas. Karštas dušas man tada buvo kažkas ypatingo. Nusiprausiau iškart, davė valgyti. Pavalgiau, einu miegoti. Ateina šeimininkas, sako, gal nori išgerti. Sakau, žinom. Sėdam, pašnekėjom apie dabartį, apie praeitį, apie ateitį. Nuotaikos buvo liūdnos. Ryte atsikelu anksti padaryti puikus pusryčiai. Prie mano džipo stovi 2 kanistros po 20 litrų. Vyrai kažkur naktį surado soliaros, dyzelino, užsipyliau ir pradėjau važiuoti į Kijevą. Atstumas atrodo. Nėra 200 km, juokinga. Važiavau visą dieną, beveik visą dieną. Didžiulis kamštis, nes tai buvo vienintelis įvažiavimas į Kijevą iš pietų. Nes visur kitur buvo rytuose, šiaurėse, vakaruose buvo rusai, viskas užblokuota. Tiesa, kai važiavau vienu iš maršrutų, ir prieš važiuojant į tą kvailą kaimą, apie kurį ką tik pasakoju, buvo sankryža ir aš nutariau, kad važiuosiu kairiau. Taip įsivaizdavau, kad taip arčiau turėtų būti. Ten stovėjo postas, Nacgvardija. Jie man sako, mes tau uždrausti negalime, tu kaip ir pasvardą žinai, bet čia tu įvažiuosi į Žitomiero kelią
O Žitomirio kelyje šaudo rusai. Nu, jeigu tau labai reikia, tu važiuok. Sakau, ne vyrai, man tikrai ten nereikia ir aš nuvažiavau į Beląją cerkvę. Tai va, iš Beląją cerkvę aš važiavau ilgai ir nuobodžiai, tos 160-170 km. Kažkur ant pietų, išvažiavęs anksti ryte, dasibeldžiau iki Kijevo. Mane išbėgo, sutiko mano draugas, IPSC šaulys. Jis tarnavo SSO tada, nu ir dabar tarnavo. Nesakysiu nei vardo, nei pavardės. Sustabdė visas mašinas ir aš kažkokiais tai gerais griovėjais. Gerai, kad buvo džipas, patrulis antras, su didžiuliais ratais. Iš to greitkelio išvažiavau ir mes kažkokiais neaiškiais Kijevo kiemais, keliukais davažiavom iki geobazės. Beveik Kijevo centre. Nu kaip beveik centre. Ir ten aš pamačiau kažkur tai 20 vyrų, gerai parengtų karių ir paskui visiškai jaunimą, kurie realiai nelaikė ginklo rankose, kurios mokė bile kaip ir bile kas. Man rodo, va čia bus tavo darbas, pasiliekė su mumis. Sakau, nu, jūs mane kvietėt, aš pas jūs važiuoju. Bet iš anksčiau pasakė, kad taip nebus. Nes už 10 minučių, kai mes atsisėdome vakarieniauti ar pietauti, nesvarbu, pas juos buvo aliarmas ir visi mokyti ir nemokyti pradėjo šokti į mašinas ir kažkur lėkti. Ir supratau, kad aš tai bazėje pasiliksiu vienas, manęs niekas nežino. Beveik slapta bazė, aš užsienietis, nekalbantis ukrainietiškai. Nu, kaip ir nelabai gerai. Sakau, vyrai, gal mane kur nors permeskite į kitą vietą. Sako, jo, čia netoli yra vojenkomatas, ten tarnauja dar mūsų 2 šauliai. Iššypsiko. Mes nuvešim tave tenai, nes nežinom, kada iš tikrųjų grįšim. Kai grįšim, pasiimsim. Aš nuvažiavau į vojenkomatą, ten susitikau 2 savo gerus draugus. Vėlgi primaitino. Ukrainoje tave visą laiką maitina. Ne visą laiką siūlo išgerti, bet maitina visada. Mane primaitino, parodė lovą, aš atiguliau ir išsijungiau. Kai aš atsibudau, prasidėjo mano tikras darbas. Bet čia sekanti istorija.